Ir labai džiaugiuosi galėdama pakviesti paskirtąją krašto apsaugos ministrę Dovilę Šakalienę. Paplokim pasitikdami. Sėskime iš karto. Čia toks formatas, kur auditorija irgi gali mūsų virtualiai ko nors paklausti. Tai mes tokią galimybę jiems būtinai suteikiam. Neseniai kalbėjom su gynybos komisaru ir jis visgi sakė tokią tarsi bendrą, bet skambę frazę ir girdėjau kuluaruose kalbant, kad gal ir gerai, kad tokiom skambiom frazėm vis mėtosi, nors atrodo, kad finansavimo gynybai gal tikrai nėra taip lengva, bet reikia nuolat apie tai kalbėti ir tada jums kažkas vykt. Toks buvo štai užkulisiuose bent pokalbis, tai čia toks bandau dar įvesti kontekstą, bet kiek jūs, ponė Šakalienė, dėl to didžiojo sprogimo viltinga? Tai yra išlaidų ir politikos pokyčių, kurie visgi padėtų sustiprinti gynybą mūsų visų prieš Rusiją, Rusijos grėsmės akivaizdoje. Na, sakyčiau, kad čia ne visai vilties klausimas, bet atsakomybės ir įsipareigojimo klausimas. Nes suvokdami geopolitinės aplinkybės, suvokdami grėsmės augimą, mes privalome tiek nacionaliniu lygiu, tiek ES bloko ir NATO alijanso lygiu iš esmės investuoti į gynybą taip, kad tai atitiktų tiek karinį patarimą, tiek realų alijanso ir ES bloko pajėgumą. Nes šiandien iš tiesų situacija yra neadekvati, kai vis dar Jungtinių valstijų kontribucija į gynybą yra neproporcinga, kai kalbam apie tai, kad jie neša tikrai labai didelę atsakomybės dalį, nors ES yra stabiliausias, turtingiausias regionas pasaulyje ir būtent mes sėdime iš tiesų ant tos fronto linijos. Tai tiek nacionaliniu lygiu mes tikrai turėsime ženkliai pakelti finansavimą į gynybą, kuris šoktelėjo iš karto po plataus masto invazijos, bet tada taip, tokiais milimetrais didėjo iš tiesų nepakankamai, ką pasakė mūsų kariuomenė, kad 3% finansavimas reikštų, kad mes turėsime diviziją, matyt, 40 metais, tai taip negalės būti. Tai gerai, o 5, apie kuriuos jūs esat kalbėjus, užtektų 5%? 5 yra tik tai vienas iš skaičių, kuris buvo minimas ir todėl mes labai tikslingai ir aš taip pat sakiau, kad nenorime įvardyti konkrečių skaičių, kol nepradėjome darbo, nes mūsų pozicija yra, kad karinis patarimas pirma, skaičiai po to. Tai reiškia, kad aiškiai matydami valstybės gynimo tarybos metu pristatytas projekcijas, kaip atrodys mūsų gynybiniai pajėgumai laiko skalėje ir finansų poreikėje, galėsime tuomet pasakyti galutinius skaičius. Mes aiškiai žinome tikslą, mes turim būti pajėgus efektyviai apsiginti, tai kokia tiksliai suma turės būti sugeneruota, per kokį tiksliai laikotarpį, matyti tuos galutinius sprendimus, matysime pakankamai greitai ir žinoma juos komunikuosime, kas jau yra akivaizdu iš to, ką kalbėjau gynybos štabe, su kariuomenės vadu, su gynybos štabo vadu, kad tie skaičiai tikrai nebus nei 3, nei 3,5%. Todėl nustatėme, kad 3,5 yra grindis, kaip kažkada buvo 2, tai dabar 3,5. Tai gali būti net ir daugiau negu 5. Negaliu tai dabar atsakyti. Faktas yra, kad 30 turim turėti diviziją, turim atitikti mūsų gynybinių planų poreikius. Yra dar vienas skaičius konkretus, turbūt, kad teko girdėti Lietuvos gynybinės galios tyrimas, kurį atliko Vašingtone įsikūręs New Generation Warfare centras. Čia papasakoju porą dar žodžių su Lietuvos karo ekspertais ir ten yra simuliuojamas karinio konflikto scenarijus, kas laukia, jeigu 27-aisiais Rusija užpultų Lietuvą ir ten, aišku, kad nepakankami pajėgumai gynybos, tokia daroma išvada, Vilnius apsuptas po 3 dienų, Kaunas po 7 būtų, o investicijos būtinos į gynybą, ir čia jau štai pateikiamas labai konkretus skaičius, per 4 metus reikia 10 milijardų eurų. Kaip tas skaičius skamba? Sakyčiau, kad tas skaičius yra geras įvardintas ta prasme, kad mes turim pradėti galvoti apie kitokią finansinę perspektyvą. Tai, ką kalbėjausi, kaip ir sakiau, dėliojant tokias pradinės projekcijas su mūsų kariuomenės vadovybė, tai tie skaičiai gali būti ir dar didesni. Faktas yra, kad mes turime apsispręsti iš tiesų, kaip tiksliai atrodys mūsų pasirengimas,
nes yra keletas tų projekcijų variacijų. Tikslas aiškus, laiko terminas irgi pakankamai aiškus. Tai tikrai negali būti nei 36, nei 40. Tai reiškia, kad pagal tai mes turėsim sudėlioti. Šitas pratimas buvo labai geras to požiūriu, kad jisai turbūt privertė visuomenę aktyviau negu bet kada diskutuoti apie mūsų pačių atsakomybę, apie mūsų kontribuciją į tą gynybos failą. Nes mes tokią turėjom dichotomiją. Vieni jautėsi, kad NATO viską padarys, mes esam NATO, mes 10 mečius esam NATO, tai mūsų atsakomybė yra to sudėtinė dalis. O kiti jautėsi, kad NATO nėra. Mes vieni turim viską padaryti. Na ir tas naratyvas 10 dienų gintis vieni, tai jisai sudarytas turbūt remiantis tą ankstesnę paradigmą nuo teritorijos pažeidimo tam tikros pagalbos ateimo. Dabar nauji regioniniai gynybos planai yra suformuoti pagal kitokią paradigmą. Apie perspėjimo signalų dėl tam tikrų rizikų augimo ir taip toliau. Mes jau dabar turim daugiau sąjungininkų karių negu bet kada ir tas skaičius auga. Ir jisai dar labai sparčiai augs. Vėlgi, čia nėra arba. Lygiai taip pat, kai buvo tai diskusija tankai arba dronai. Viskas. Ir tas mūsų atsakomybė ir papildomos sąjungininkų pajėgos, mūsų įsigijimai ir mūsų skatinimas dvišalių ir daugiašalių pagrindų, kad vyktų kuo intensyvesni gynybos įsigijimai, kad mes skatintumėm gynybos pramonę, atidarinėti naujas produkcijos linijas, naujas gamyklas. Mūsų ekonomika per maža, kad mes vieni iš naujo užkurtumėm Europos gynybos pramonę, bet mes galim būti vienas iš tų aktyvių fasilitatorių. Ką tai konkrečiai reikštų, jeigu mes per maži, kad vieni užkurtumėm, ką konkrečiai mes galim padaryti, prisidėdami prie Europos karo pramonės būklės, kurią komisaras Kubilius šitame štai interviu įvardijo kaip prastą. Jinai tikrai prasta. Tai du dalykai. Vienas dalykas nacionaliniu lygiu, daryti viską, kas įmanoma, kad pas mus ateitų tiek didieji gynybos pramonės žaidėjai, tai ir aišku, tas ateimas materializuotųsi dar platesnė apimtimi Rheinmetallio, Northrop Grumman, Leonardo, kitų įmonių ir kartu mūsų nacionalinės gynybos pramonės vystimas, nes šioje situacijoje, ką būtų idealu turėti, tai tikrai ne tik gamyklas, bet apskritai gynybos pramonės parkus, kur mes galėtumėm parodyti ant žemės, kad mes tikrai tą investuojam, kad mes gaminam, tai galėtų būti ir tikrai labai ženklus papildomas variklis, kai kalbam apie mūsų ekonomiką, o tuo pačiu aktyviai dirbti, kaip ir sakiau, dvišalių ir daugiašalių formatu, tiek su savo kaimynais, Baltikais, Nordikais, tiek su kitomis šalimis, įsigijimus organizuojant taip, kad galime užsakyti didesnį kiekį, o tai reiškia, kad paskatinti gynybos pramonę irgi investuoti į gamybos plėtrą. Jie yra labai atsargus, rizikos vertinimas iš jų pusės, man atrodo, irgi turėtų koreguotis, nes verslo rizika, jeigu iškils rizika Europos integralumui, šiuo atveju turėtų būti vertinama kitaip. Kalbant dar apie pramonę, kaip tik vakar įteikti Karo pramonės asociacijos apdovanojimai Lietuvoje, tai čia tiesiog bendrai mūsų visų informacijai metų gaminių išrinktas bepilotis orlaivis Širšė ir keli kiti momentai, bet ar nereikia mums skatinti ir pačių gynybos inovacijų, ar netrūksta idėjų, ko dar reikia, ar čia Krašto apsaugos ministerija matys savo rolę tokiam skatinime taip pat? Be jokios abejonės. Aš manau, kad aktyvesnis bendradarbiavimas tarp gynybos pramonės ir kariuomenės ir krašto apsaugos sistemos, taip pat ir mokslininkų, jisai tikrai turi labai aktyviai vykti, nes viskas juda labai sparčiai į priekį. Tačiau vėlgi tuo pat metu, man labai patiko, kai mūsų kolegos vokiečiai pasakė, kad mums reikia visko, ir senųjų, ir naujųjų technologijų. Artilerijos sviediniai, atrodo, yra vienas iš skaudžiausių momentų, nors atrodo, nėra taip sudėtinga pagaminti. Tai ir apimtis to, ko mums reikia dabar, ir inovacijos, tai vienas iš ministerijos vadovybės atstovų bus atsakingas tiek už gynybos pramonę, tiek už gynybos inovacijas, nes tikrai toje srityje turėsim pajudėti greičiau, o ne tik 1,5 metų rašyti įstatymą. Kai jūs sakot, kad tai yra mūsų visų atsakomybė, prisidėjimas prie gynybos pajėgų didinimo, kažkur žiniasklaidoje skaičiau, kai taip vaizdžiai pasakėt, kad gal reiks ir nepabijot, kad karvės šaudimų išgirs. Tai čia toks mažiausias prisidėjimas būtų. O koks visgi toks labai konkretus kiekvieno piliečio? Nuo kur reikės truputį nukirpt, kad gynybai liktų daugiau? Ką pirmiausia karpysit? Aš tai iš tiesų manau, kad mes ir šioj vietoj turėtumėm gal truputį savo matymą tą
tiek naratyvą, tiek dėliojimą išlaidų pakoreguoti. Maža valstybė, nuolatinis spaudimasis ir karpimas yra tai, prie ko mūsų visuomenė pripratus ir kas tikrai sukelia labai daug neigiamų reakcijų. Visuomenės susipriešinimo tikrai pakankamai pastebimas buvo lygis ir man norėčiau, kad jisai būtų pamažintas. Todėl, ką mes norėtumėm padaryti, tai tuo pat metu iš tikrųjų ir labai ženkliai sustiprinti savo gynybos pajėgumus, bet ir sustiprinti tą kasdienį žmonių gyvenimą, pagerinti žmonių gyvenimo kokybę. Ką tai reiškia? Kad galvojama apie finansinius instrumentus, kurie viena vertus bus orientuoti į skolinimąsi, nacionalinį, tarptautinį skolinimąsi bei papildomo europinio finansinio instrumento sukūrimą, kuris leistų solidariai mūsų viso flango valstybėms gauti papildomus pajėgumus gynybos stiprinimui, bet tuo pačiu mūsų nacionalinio biudžeto tam tikrų mechanizmų peržiūra, tai yra mokesčių korekcija susijusi su progresiniais mokesčiais bei su skirtingų rūšių pajamų solidaresniu apmokestinimu, nes mums trūksta gero gabalo pajamų mūsų pačių švietimui, sveikatai, socialiniai apsaugai, kas sukuria visuomenės skirtis, netgi lūžius tam tikrus ir priešpriešas tarp gynybos ir kasdienio gyvenimo, kas yra labai žalinga, pavojinga ir to būti negali. Norime, kad ekonomika važiuotų greičiau, tai pavyzdžiui, gynybos pramonė gali būti vienas iš labai gerų elementų. Gynybos pramonės ir energetikos jungtis, kur turime didelių naujų vystomų projektų ir labai tikiuosi, jie greit judės į priekį. Mes turime nebūti valstybė, kuri susispaudusi pilienų modelį ruošiasi paskutinio mūšių ir tada jau viskas, o valstybė, kuri kaip Suomija gyvena ir yra pasiruošusi gintis, bet ir planuoja savo gyvenimą, planuoja savo augimą. Mes nesiruošiam iš čia išnykti, mes ruošiamės augti ir plėstis. Ar čia yra dar mums kažkokio padirbėjimo mentaliteto atžvilgių, ar mes jau atrodo visi suvokia? Čia irgi vienoj paneliai buvo labai gražiai pasakyta, kad štai lietuviai visada buvo teisūs dėl Rusijos, Vokietija ir Europa dabar jau žino, kad jūs buvot teisūs, o patys lietuviai, kiek yra suvokę, kad dabar absoliutus prioritetas tiesiog turi būti gynyba ir tai gali reikšti sumažėjimą kažkur kitur. Apklausos rodo labai įvairius rezultatus. Viena vertus, kai žiūrim į amžiaus grupių pjūvius, kai žiūrim į lyties pjūvius, tai tikrai matom skirtingą suvokimą tiek to skubumo, to urgency, tiek pasitikėjimo savo valstybę, partneriais, tiek motivacijos patiems prisidėti. Ir šitie skirtumai, tas toks, sakyčiau, išsimėtymas rodo, kad tikrai šioje srityje yra dar daug kur padirbėti. Viena iš sričių, kur tikrai reikės dirbti, tai yra jaunimas. Ir ką jau jūsų kolegai esu sakiusi turbūt prieš keletą dienų, kad matyt, su pačiu jaunimu reikės kalbėtis daugiau. Tai kas juos motyvuoja? Kodėl jie nepasitikė tam tikrais procesais ir mechanizmais? Ką galėtumėm padaryti kartu, kad jie prisidėtų daugiau ir jaustų norą iš tiesų prisidėti. Nes jeigu nesurenkam ribinių skaičių šauktinių, tai ir tos visos diskusijos apie visuotinį šaukimą tampa deklaracijomis. Sakėt, kad pradėjusi darbą taip pat įvertinsit, kaip veikia komendantūrų modelis, kas ten galimai negerai. Na, jeigu turime 6,000 žmonių, iš kurių 1,5 iš esmės gali tą daryti, nes kiti sėdi arba ant kelių kėdžių, arba su jais susisiekus sako, kad na, gal dabar jau nebenori, kai užsirašinėjo, gal norėjo, tai akivaizdu, kad na, čia reikėtų pasižiūrėti, kaip tas faktiškai galėtų veikti. Tikrai neatmetu pačios idėjos, aš manau, kad komendantūrų formavimas taikos metu galėtų palengvinti, pagreitinti procesus krizės metu, kai nereikia pradėti nuo nulio, kai jau mes turim išdirbę tam tikrą algoritmą, vis tiek yra tam tikras branduolys žmonių, kurie gali būti pasiruošę prisijungti, bet akivaizdu, kad kaip ir visos naujos idėjos, tai ir čia reikia matyti tam tikro fine-tuningo, tai kodėlgi ne. Bet tikrai manau, kad nesame tame laikotarpyje, kai yra prasminga žaisti politinius žaidimus, kai sakyti, kad prieš mus buvo viską darė blogai, mes viską darysim gerai, praktiškai, konstruktyviai žiūrėti, kas veikia, darom, kur yra problemos, jas taisom, nes visi turėsim daryti. Mes per mažiukai. Amerikiečiam ar vokiečiam, na, daugumą atveju nėra skirtumo, ar tu esi iš kairės ar iš dešinės, tu esi lietuvis ir tai yra svarbiausias dalykas. Tai komendantūros bus toks pirmas smulkus darbas tapus ministrė ar kažkas kito? Koks bus pirmas darbas? Toks mano klausimas. Vokietijos brigados situacijos įvertinimas, ką galim padaryti, kad iš tiesų laiku įgyvendintumėm šį projektą, kuris mums yra kritiškai, sakyčiau, gyvybiškai svarbus. Ir divizijos
ir apskritai mūsų gynybinių pajėgumų vystymo finansavimo klausimas, tai čia šitie du dalykai yra tiesiog degantis. Ir tada visi kiti, įskaitant ir komendantūros, tai yra ir gynybos pramonė, ir inovacijos, ir visuotinė gynyba, ir pilietinis pasipriešinimas, ir komendantūros, ir mobilizacija ir taip toliau. Tas sąrašas yra pakankamai ilgas, tam yra ir komanda, su kuria esame jau pakankamai gerai susidėlioję darbų krepšelius. Tai jeigu tik tai tvarkingai gauname mandatą pradėti savo darbą, esam pasiruošę tą daryti nuo pirmos dienos. Paminėjot Vokietiją, tikrai labai svarbu ir čia neseniai toks, nežinau, vėl tas žodis viltis, gal jis irgi netinka, vilties ženklas Lietuvoje dislokuojamai brigadai iš Bundestago atsklido, nes priminsiu, kad Vokietijos parlamentas pradėjo visgi svarstyti 2 brigados dislokavimui svarbius įstatymus. Ar išsisklaidė nerimas, kuris buvo kilęs lapkritį, kai subirėjo koalicija ir tada pakibo šiek tiek ore tie klausimai dėl dislokavimo? Galima sakyti, kad šitas nerimas yra nebekely? Pirmadienį planuoju susitikimą su gynybos ministru Borisu Pistoriusu, tai manau, kad irgi galėsime tą detaliai aptarti. Vienas turbūt iš esminių dalykų, kad Vokietijoje vis tik matome tą tokį nacionalinį suvokimą ir įsipareigojimą ir tos kalbos, kurias teko iš dalies pasiklausyti Bundestage, tai aš manau, kad irgi rodo, kad suvokimas, koks tai yra kritiškai svarbus projektas, taip pat ir Vokietijos reputacijai kaip valstybės, kuri prisima taip pat ir gynybinius įsipareigojimus, nes, būdama didžiausia, ekonomiškai pajėgiausia valstybė Europos Sąjungoje, žinoma, kad ji turi tą galią ir tą galią reikia realizuoti. Bet ekonominių sunkumų Vokietijoje yra, politinių neramumų irgi nekelia jie nerimo, kad mums bus kas nors negerai su brigada ir jos dislokavimu. Aš sakyčiau, kad mes turim, kai žiūrim geopolitinę situaciją globaliai, tokį tikrai sudėtingą vaizdą. Čia vakar, man atrodo, kai turėjom naktinių pelėdų sesiją, tai pavadinime buvo žodžiai iš tikrųjų saugumo lūžiai. Tai mes tikrai turim saugumo lūžius. Nuo nacionalinių rinkimų, kurie tampa iššūkiu nacionaliniam saugumui, su įvairiais tokiais gana sudėtingais scenarijais, iki vis didėjančių skaičiumi konfliktų, karų arba įtampų, kurios grasina peraugti konfliktus. Mes jau kalbam net nebe apie tą trikampį Europą, Aziją, artimieji rytai. Mes iš esmės jau kalbam apie žemėlapį nusėtą tokių ugnelių, kurios vis plečiasi. O tai reiškia, kad tikrai nebus ramu, arba lengva, arba nebus tikrai prognozuojamų turbūt 100% scenarijų, bet jeigu žinom tikslą, jeigu mes su partneriais turim tam tikrą bendrą matymą, tai tiesiog reikės tas problemas spręsti. Kaip ir prieš tai klausėt, vilties klausimas. Čia atsakomybės klausimas. Čia šitoj vietoj, kai mes turim labai mažai pasirinkimo variantų, tai reiškia, reikės realizuoti tą darbą greitai. Vienas arba 2 dar kokie klausimai, jeigu atsirastų iš auditorijos, parašykit, dar spėtumėm, bet jau visai keliaujam prie pabaigos ir vienas iš klausimų poniai Šakalieniai iš auditorijos yra toks. Ar yra planų organizuoti daugiau bendrųjų pirkimų kartu su kitomis Baltijos šalimis arba Lenkija? Taip. Nes iš tiesų NB8 formate plus Vokietija plus Lenkija mes tikrai nesam išnaudoję pakankamai savo potencialo. Su Estijos gynybos ministru esu kalbėjusi prieš turbūt gerą mėnesį apie tai, kad tikrai galima būtų daug aktyviau išvystyti mūsų bendradarbiavimą ir mes turim tikrai daug bendrų poreikių. Nuo tam tikrų ginkluotės formų įsigijimo, tam tikrų platformų iki kritinės infrastruktūros apsaugos, iki mūsų sienos apsaugos bendrų projektų. Iš tiesų, mes kaip regionas, mano akimis žiūrint, tikrai turim suvokti, kad ir tose pačiose NATO regioninėse gynybos planuose mes esam tokia erdvė, kuri nėra taip labai paprastai suskaidoma į tuos mažus gabalėlius. Mes visi turim savo tapatybę, esam labai ambicingi, labai išdidus, bet kai tu žiūri į tą visą gynybinį plotą ir kaip efektyviausia būtų tą sutvarkyti, tai supranti, kad reikia išmokti efektyviau draugauti ir komandiškai dirbti. Tai aš manau, kad tikrai ir su mūsų kaimynais, tiesioginiais, ta prasme, ir Latvijais, ir Estais, ir su šiaurės šalimis turim labai apie daug ką pasikalbėti, tai planuosim kaip įmanoma greičiau susitikimus, vizitus ir judėsim į priekį. Greitai, gerų, efektyvių darbų paskirtoji Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė. Ačiū. Ačiū.